Vos tik sniegas nutirpo nuo šaligatvių, o ir kalendorijoje nuplėšti paskutiniai žiemą minintis lapeliai. Kai mes planuojame prisiminti gražiausias šios žiemos akimirkas ir padaryti apie tai naują video. Tačiau gal neskubinkim laiko ir atsigręžkime į tai, kas svarbu prisiminti visais metų laikais ir kam pastatyti paminklai. Vienas iš tokių Lietuvai ir Klaipėdos kraštui svarbių monumentų stovi Lietuvininkų aikštėje. Tai paminklas pirmosios lietuviškos knygos autoriui, Martynui Mažvydui atminti. Vyresni klaipėdiečiai puikiai prisimins, jog kadaise šioje tuo metu Lenino aikšte vadintoje vietoje ant postamento stovėjo prieštankinė patranka. Dabar tokių praeities tolių liudininkais šioje aikštėje liko lietuviškos raštijos tėvo užnugaryje stovintis medžiai. Kadaise net karių saugota patranka buvo demontuota dar 1991 m. rugpjūčio 23 d. Tiesa, kartu su kitu tarybinį laikotarpį žyminčiu Lenino paminklu dabartinėje Atgimimo aikštėje. O paminklas katekizmo autoriui Martynui Mažvydui, kuris skulptorius Regimantas Midvikis kūrė 4 metus, čia sumontuotas 1997 metais. Akmeniniai stulpeliai priešais skulptūrą simbolizuoja mokyklos suolus, o aikštė, kuri kadaise dar turėjo ne tik Lenino, bet ir Liepojos, Kanto ir Pergalės pavadinimus, galiausiai tapo Lietuvininkų aikšte. Tad lietuviškos raštijos speciekiams ši vieta yra dar viena stotelė prisiminti pilną išbandymų lietuviško žodžio kelią. O mes kaip visada tikimės, jog mūsų visuomeniniais pagrindais paremta iniciatyva palaikysite savo patiktukais. Galimai pasidalinsite prisiminimais komentaruose. Ir nepamiršite šio video dalintis su draugais. Iki kitų kartų.